Neretu atveju šiai dienai išsiuntus pacientui priminimą arba padarius skambutį, kad sveiki, jums jau laikas atlikti burnos higieną, mes sulaukime tokios reakcijos, kokios galbūt nenorėtumėm, kurios išplaukia taip, kad šitos procedūros reikia mums. Labai gaila, mėlyjeji, bet šita procedūra yra reikalinga jums, o ne mums. Mano asmeniškai tikslas yra matyti savo kabinete jumis kuo rečiau, nors pagal protokolą burnos higiena turi būti atliekama kas pusmetį, bet primenu, aš jūs noriu matyti kuo rečiau, arba tie vizitai, mūsų susitikimai turi būti kuo trumpesni, švelnesni, mes galim praleisti laiką kalbėdami apie kažkokius kitus klausimus. Kiekvienu kartu tai neturėtų būti agresyvi, pilna įvairiausių priminimų, individualios higienos rodymo visą tą valandą. Mūsų susitikimas turėtų būti paprastesnis ir, pavadinkim, profilaktinis pasimatymas. Aš išvalau jum tas ertmes, tas vietas, kurių jum pačiam neišeina išsivalyti. Arba žmogus, be galo yra didelis mėgėjas kavos, arbatos, dar tam tikrų produktų, kurie palieka pigmentinės dėmes ant dantų. Burnos higienos metu mes tiesiog labai švelniom ir neagresyviom medžiagom pašaliname tą atspalvį ir žmogus išeina jau kaip po balinimo, nes dantis tikrai atšviesiai ir atgauna savo natūralią spalvą. Dar kartą pasikartosiu, burnos higiena reikalinga ne man, o jum.